Siekiančių organizacijų Lietuvos franšizės centras. Šis projektas apima daug įvairiausių veiklų ir vadinasi angliškas pavadinimas yra tyrimas Latvijos Lietuvos pasienio regionų. Siekiant nustatyti, kiek šitie regionai yra patrauklūs franšizavimo plėtrai. Tai čia yra projekto pavadinimas, Rent Baltic. Lietuvos franšizės centras yra ta organizacija, kuri aktyviausiai yra šio projekto dalyvė ir iniciatorius. O čia yra nuostabi programa, kuri skyrė pinigėlių tam, kad visas šitas projektas galėtų vykti. Šiandien turėjo būti 3 lektoriai, dėja vienas paskutinė akimirką sudalyvavo, galėjo atvykti, tai mes dviese su kolegė Viktorija iš konsultacinės kompanijos Advanced Advice. Šiandien jums visą šitą džiaugsmą ir pristatysiu. Tai tema mūsų šios dienos seminaro yra kaip teisingai įsigyti franšizę. Ir pradėsime nuo franšizavimo pagrindų, po to padarysim kavos pertrauką. Visgi pirmadienis, sunki diena, po to vėl pasikalbėsim. Papietausim ir po pietų bus jau žymiai rimtesnės temos. Ir pradžioje mes kalbėsim labiau apie pagrindus, apie tai, kas yra franšizavimas. Po pietų pertraukos mes jau kalbėsim rimčiau apie tai, kaip teisingai ir kryptingai išanalizuoti franšizės, tam, kad norime franšizę įsigyti ir po kažkiek laiko neliūdėti. Tai, jeigu klausimų iškart nėra, galim tada ir pradėti. Tai, 2 dalis. Pirma dalis franšizavimo verslo modelis. Jeigu norėjau išpakyti. Taip, franšizavimo verslo modelis čia iki vietų, kalbėsim, kas tai yra. Na, ir po to, kaip teisingai tą padaryti. Taigi, franšizavimas, ar yra, vėl aš taip padarysiu. Ar yra žmonių, kurie šitoj skalėj, kurie galėtų pasakyti, kad drąsiai gali pasakyti, kad nelabai gerai įsivaizduoja, kas yra franšizavimas? Gerai. Tai franšizavimas nenuostabu, mūsų tikslas yra, atvažiavus čia, paaiškinti tiksliai, kas tai yra. Tai franšizavimo verslo modelis, tai yra toks verslo organizavimo modelis, kai susitinka 2 šalis, galima sakyti 2 pusės. Ir viena šių santykių pusė, tai yra taip vadinamas franšizės davėjas, perduoda kitam ūkio subjektui, tai yra franšizės gavėjai, teisę naudoti savo sukurtą modelį, kuris daugumoje atveju jau yra patikrintas, jis jau yra įrodęs savo sėkmę praktikoje ir perduoda taip pat teisę naudotis savo verslo skiriamaisiais ženklais. Tai šitas yra toksai nuobodus apibrėžimas. Pasaulyje iš esmės nėra vieningo nusistovėjusio apibrėžimo, nes nėra prasmės. Ir čia panašiai kaip bandyti apibrėžti, kas yra verslas. Tai, kad būtų paprasčiau, tai yra verslas, kuris funkcionuoja, dažniausiai jis turi prekės ženklą. Kai kurie turi gerai žinomus prekės ženklus, McDonald's, Holiday Inn, kiti turi mažiau žinomą prekės ženklą, pavyzdžiui, viešbutis Marena. Nu, galbūt ir Marena yra labai gerai žinomas prekės ženklas. Toliau atsiranda kitai teisė, tai yra verslo sistema ir know-how. Tikiuosi, kalbininkų nėra, nesupyksit, kad know-how yra parašyta angliškai, nes dėja, kol kas lietuvių kalboje neatsirado atitikmens know-how. Know-how čia turėtų būti suprantama plačiaja prasme. Tai yra ne tik kažkokios labai metodiškai aprašytos technologijos. Know-how gali būti ir tiesiog ilgametė patirtis. Tai yra verslininkas, kuris sėkmingai vysto savo verslą 5, 10, 15 metų, jau savaime yra sukaupęs know-how. Jeigu mes paėmėm šitas 2 teisės ir perduodam kitai, tai yra priklauso, pavyzdžiui, Marenai, galime įsivaizduoti. Jie turi prekės ženklą, jie turi šiokią tokią verslo sistemą
Ir jie galėtų už vienkartinį ar periodinį mokestį atiduoti visos šios gėlius, tai yra prekės ženklą ir verslo sistemą, kažkam kitam, kas atidarytų irgi viešbutį Marena, galbūt ne Klaipėdoj, galbūt, nežinau, Kaišiadoryse. Ir sankirtoje mes gaunam tą franšizę, tai yra teisė naudoti prekės ženklą, teisė naudoti verslo sistemas, mes jas paimam tas teisės ir už pinigus atiduodam. Klausimas yra jums, kaip jūs galvojate, kiek būtų sėkmingas mūsų paminėtas atvejas, tai yra Marenos franšizė. Žiūrint už kiek parduoti. Tai vienas klausimas yra visą laiką, kai atsiranda šitoj sankirtoje žodis franšizė, verta susimastyti tam, kas nori sukurti franšizę. Ar kas nors pirks tokią franšizę, ar aš galiu duoti kažkokį know-how, ar aš galiu duoti kažkokį prekės ženklą, kuris savaime neš pridėtinę vertę. Kaip jūs galvojate? Aš drįsčiau abejoti, be jokios kritikos šitam viešbučiui, bet labai abejoju, kad būtų pagrindas sukurti franšizę. Jeigu kalbam apie jūsų pasiūlymą variantą, Klaipėda Kaišiadorys, tai kitas kaimas. Smagu, kam tada verkti kurti visą franšizės dokumentaciją, už kurią mes paimsim Maravį. Iš kitos pusės, įsivaizduokit tą patį Holiday. Tai yra pradinis mokestis siekia kelius šimtus tūkstančių dolerių. Ir kaip jūs manote, tai yra be investicijų į patį viešbutį. Reikia sumokėti vien tam, kad gauti prekės ženklą ir verslo sistemą. Ar keli šimtai tūkstančių dolerių yra daug ar mažai, ar normaliai? Aš sakyčiau taip, kad jeigu jūs norite atidaryti tokio lygio viešbutį kaip Holiday, nors labai keista, Lietuvoje jis laikomas tokiu jau prie prašmatnių, visur, kitur Europoje, JAV, tai yra tokio, nedos man sumeluoti, toks, sakykime, Marenos lygio kanas. Taip, tikrai taip. Ir aš dažnai pasakė, kai skaitau paskaitas universitetą, būna labai smagu studentų, kai paklausė, ar daug, ar mažai. Tai sako, vieni sako daug, kiti sako normaliai, treti sako mažai. Ir siūlau labai paprastą matematiką. Jeigu mes paimam už minimalų variantą, tai yra 100 tūkstančių dolerių, paimas pradinis mokestis, Holiday egzistuoja kažkur tai nuo 50 metų, 60 metų patirties, 100 tūkstančių dolerių, paėmam 100 tūkstančių dalinam iš 60 metų patirties ir kiek žmonių galėtų išvystyti tokį verslą, jeigu mes jiems duotume pradiniam etape 100 tūkstančių dolerių ir sakytume, labai abejoju, kad daug kas pasiektų tokį lygį. Gerai, tai franšizavimas tai yra verslo modelis apskritai. Franšizės tai yra jau konkrečios verslo koncepcijos, kurios veikia ir naudoja tą verslo modelį savo plėtrai. Tai kas yra franšizė? Franšizė iš esmės tai yra konkreti verslo koncepcija su prekės ženklų. Tai gali būti McDonald's, vėlgi tas pats, tai gali būti tas pats Holiday, kartais tokie viešbučiai kaip Marena sukuria franšizės. Ir viskas tas pats, ką matėme ir apibrėžime franšizavimo, bet čia yra trumpai, manau, kad šitoje vietoje neverta apsistoti. Franšizės davėjas tai yra tas, kas sukūrė verslą, tas, kas jį išvystė ir už kažkokį mokestį perduoda teisę naudotis verslo modeliu ir prekės ženklų kitai pusei. Tai mes po seminaro šitas prezentacijas išsiųsim visiems, kas užsiregistravo. Tai manau, kad šitoje vietoje nelabai verta apsistoti. Tai ką mes turim čia? Gal kas nors gali padėti ir pasakyti, kaip teisingai rašomas žodis franšizė? O gal ir taip, ar taip? Gerai, aš paprašysiu, kad nors čia padėtumėt, tai turiu prizą. Labai norėtųsi, kai tokia maža auditorija, šiek tiek aktyvesnė bendradarbiavimo. Taip. Teisingai, Valmanas turi pirmą nugalėtą.
Taip, tai teisinga šio žodžio forma yra tarša. Prieš kažkiek metų, prieš pusantrų metų franšizė buvo naudojama kaip draudimo terminas, dabar pakeitė ir naudoja besąlyginę išmoką, kažkas panašaus, bet tai buvo kažkoks unikalus dalykas, buvo visiškai neaišku, iš kur lietuvių kalboje atsirado franšizė kaip tas draudiminis terminas. Tai, kadangi žodis kilęs iš prancūziško žodžio franšiz, ir pasikalbėsim, nuo ko viskas prasidėjo. Franšizavimas iš esmės yra pakankamai jaunas verslo modelis, tokia forma, koks jis yra dabar. Kažkur 50 metais viskas prasidėjo JAV, bet yra įvairių nuomonių, yra įvairių istorijų apie tai, kur ir kada atsirado franšizavimas. Tai čia, sakykime, simbolizuoja feodalas Prancūzijai. Viskas prasidėjo nuo to, kad sėdėjo feodalas, pas jį atėjo Prancūzijai žmogus ir sako, aš noriu atidaryti mokyklą. Ir matyt, buvimas pagiringas, feodalas pasakė, o aš noriu, kad tu atidarytų mokyklą, nes tai yra mano prerogatyva, tik aš turiu teisę atidarinėti mokyklas ir viskas. Bet buvo, matyt, išmintingas patarėjas, toks prancūziškas Lizdeika, atėjo ir sako, klausyk, feodalė. Nereikia taip sakyti, kad tu tik turi teisę, tu neturi tam pinigų. O čia slypi galimybė užsidirbti pinigų. Ir feodalai pradėjo pardavinėti privilegijas, nes žodis franšiz iš prancūzų kalbos išvertus yra privilegija. Tai lietė ne tik mokyklos, tai buvo ir įvairiausios pasilinksminimo įstaigos. Tai yra žmogus, kuris norėdavo atidaryti mokyklą, eidavo pas feodalą Prancūzijoje viduramžių, sakydavo, aš noriu atidaryti mokyklą. Feodalas sakydavo, okei, jokios problemos padėti kažkiek tai dukatų auksinių ir galėjai savo atidaryti, aš ateisiu patikrinsiu, kaip tu tą mokyklą valdai. Tai užuomazgos. Toliau buvo dar geriau. Tai yra Vokietijoje aludės būdavo atskirtos nuo gamybos. Tai yra labai mažai aludžių sugebėdavo gaminti gerą alų pas save vietą. Ir iš kitos pusės atsirado bravo, kurie šalia pardavinėdavo, turėdavo savo barus, pardavinėdavo savo gamybos alų. Kadangi kiti, kas neturėjo galimybės gaminti alų, nusprendė, kad aš irgi noriu pardavinėti tokį gerą alų. Bet tam, kad nebūtų daroma tai belenkai, tiesiog tai patys gamintojai nusprendė, kad suteikinės irgi franšizę, tai yra privers pardavinėti alų po savo prekės ženklų. Ir tai populiarindami savo alų, tai didindami savo pardavimo kanalus. Vėliau buvo protingas žydas Izaokas Zingeris. Nežinau, gal ne protingas, taip bent jau dažniausiai rašoma. Tai Zinger siuvimo mašinos žinomos. Tai kas sugalvojo tas žmogus, kuris JAV pradėjo veikti, yra jo miesteliai, kuris pradėjo savo verslą. Tos siuvimo mašinos buvo labai populiarios, jos buvo kokybiškos, jos buvo lengvai prižiūrimos ir jis susidūrė su tokia problema, kad pagaminti jis galėdavo daug. Bet JAV tais laikais nebūdavo nei greitkelių, nei lėktuvų, netgi su traukiniais būdavo ne taip viskas lengva. Tai tam, kad padengti didžiulę teritoriją, jis sugalvojo ir sukūrė